Gerai, dabar paprašysiu visus pažiūrėti į komisijos balus atspindinčią lentelę ir čia mes matom, kad po 40 balų surinko Africa Brothers ir Janis ir Davis. Mes juos sveikinam. Dabar spėjau, taip, mums meta žiūrovų balsų lentelė ir čia 1010 balsų išsiveržus į priekį vienareikšmiškai laimi Lidija. Sveikinam labai nuoširdžiai. Ir dabar atėjo metas skelbti galutinį rezultatą, tai yra 3 atlikėjai ir grupės, kurie patenka į superfinalą. Ir čia mes pradėsim turbūt nuo 9 vietos iki pat viršaus, ne? Taip, mes matom 9 iki 6 vietos. Hatora, Koda, Agnieška, Padūkeliai, toliau. Kuo toliau, tuo įdomiau, 5 vietoje Brigantina. Primenu, kad čia yra sumuojami rezultatai komisijos balsų, žiūrovų balsų. 4 vietoje Janis ir Davis. Jie nepatenka, taip išeina. 3 vietoje jau tie visi 3, kurie patenka dalyvesnį etapą į superfinalą, tai yra Africa Brothers. Sveikinam. Sveikinam, Janis ir Davis, koja pakišo mažas žiūrovų balsų kiekis, iš mūsų gavo daugiausiai iš komisijos narių. Taip, antroje vietoje mes matom... Hei, sveikinam. Mergaitės, kurios šiandien kaip ir prieš tai buvusius kartus dainavo iš esmės be klaidų. Ir šiandien kaip ir praėjusius kartus paruošė kažką labai skirtingo negu atrodė praeitą kartą. Ir pirmoje vietoje, aišku, jūs suprantate, kas turi atminti ir atsimena Lidija. Lidija iš Visagino. Ji patenka į superfinalą. Tai Vitandi, tokios tokelės, tai tokie rezultatai.